Sveiki, gerbiami ir mėly Dešiniojo proto tinklalaidės klausytojai. Dešinis protas yra Europietiškos dešinės instituto kuriama tinklalaidė. Čia kalbam apie politiką, kultūrą, istoriją ir kitas mus ir tikimės mūsų klausytojus dominančias temas. Prie mikrofono studijoje Teodoras Žukas. Stengsimės paliesti kiek įmanoma aktualijas. Todėl man labai malonu šiandien mūsų studijoje pasveikinti Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentą, daktarą Kęstą Kilinską. Sveiki atvykę. Sveiki, ačiū už kvietimą. Taigi, kaip ir nekartą jau sakau prie mikrofono, kad su svečiu kalbėsiuos pirmu asmeniu labai paprastai tu ir kreipsiuos, nes esame bičiuliai ir kolegos. Norėčiau atsispirti nuo Karlo von Clausewitzo, nuo nesenai perleistos, pirmą kartą kaip išleistos knygos, apie tos leidybinius procesus irgi kažkiek pasikalbėsime, knygos apie karą, pagrindinės Karlo von Clausewitzo karo teoretiko knygos. Na ir norėčiau klausti, Kęstai, apie tai, kuo yra svarbus Karlas von Clausewitzas bendrai karo, vadinkim, karo teorijos istorijoje, ar ne? Ir ką jis tokio svarbaus pasako apie karą? Man atrodo, kad Clausewitzo pagrindinis įnašas į galvojimą apie karą yra bandymas paaiškinti patį reiškinį, atsispiriant nuo karo vedimo arba karo darimo, vadinkim taip, karo būdo aiškinimo. Jisai mėgino paaiškinti karo tokią nekintamą esmę, mėgindamas atsiriboti nuo jo kintančių formų. Tai man atrodo, čia yra jo pats didžiausias, sakyčiau, pranašumas šito darbo ir išskirtinumas. Kadangi labai daug autorių, kurie rašė iki jo ir po jo, iš esmės karą suvokė arba apie karą galvojo labiau už tokios kariavimo perspektyvos. Tai va čia, man atrodo, yra Clausewitzo išskirtinumas ir kartu šitas turbūt išskirtinumas iššaukia tam tikrą kritiką. Kadangi pati ambicija mėginti paaiškinti karą kaip nekintamą tokį reiškinį, prisiskverbti jo esmę, tam tikro, vadinkim, universalesnio aiškinimo siekis automatiškai iššaukia didesnės kritikos bangas. Ir čia Clausewitzas patiria jas nuolatos. Ir manau, kad ir šiomis dienomis čia jisai permastomas. Ir labiausiai, aišku, 20-21 amžiaus sandūroje, kuomet randasi revoliucijos karo reikalose terminas, kuomet informacinės technologijos veržiasi iš esmės į karinių sistemų valdymą, karas tampa vis labiau pereigimas ir iš to gimsta kritika taip pat. Tai čia tik tai turbūt tas laikas, kuriame mes dabar gyvename. Tai čia svarbiausia yra tai, kad Karlas von Clausewitzas, kaip sakant, abstrakčiai kalba apie karą, universaliai kalba apie karą ir ne tiek, dėl to jis yra toks antlaikiškas ir kaip sakant, ne tiek pavaldus kažkokiam tam laikui, apie kurį apie jį kalbama, ar ne? Nors kokiame kontekste jis gimė, gal čia tai... Čia yra svarbus šiaip momentas. Svarbus momentas yra tai, kad jisai gyveno ir mąstė ir kartu kariavo, kuomet karyboje vyko paradigminis pokytis, kuomet atsirado Prancūzijos piliečių kariuomenė, kuri kurį laiką dominavo kontinente. Ir iš esmės keitėsi pati karo paradigma. Pilietis už respublikoniškus idealus kaunasi ir kartu kariuomenė virsta piliečių masinė kariuomenė versus senojo režimo, reiškia, samdiniai arba ten, ar sakykime, mažesnės apimties kariuomenė. Tai vat visa šita kaita jam yra labai svarbi ir šitą kaitą jisai išgyveno. Čia svarbu yra paminėti. Dabar jeigu kalbant apie jo, mėginant išbrėžti jo biografinius kažkokius pačius svarbiausius momentus, tai atsakyčiau taip. Jisai yra gimęs 1780 metais. Nuo 12 metų amžiaus jisai tarnavo Prūsijos kariuomenėje. Toliau dalyvavo 4 karinėse kompanijose, tai faktiškai visose, įskaitant ir tarnybą ir Rusijos kompaniją. Toliau jo užimamos pareigos, aišku, jisai turėjo karinį laipsnį generolo, bet jo ilgiausiai tarnautas ir labiausiai intelektualiai naudingiausias laikotarpis praėjo Prūsijos karo akademijoje Berlyne. Ir nors jo biografai teigia, kad jisai rašyti pradėjo dar gana anksti,
faktiškai būdamas 20 metų amžiaus, jau pradėjo pirmasias pastabas, ypatingai apie strategiją, bet toks intelektualiausias ir produktyviausias laikotarpis yra jam dirbant Berlyne karo mokykloje, kuriame ir buvo parašyta veikalas, kurį mes šiandien vadiname apie karą. Tai va, tai jisai savyje derino tokį, sakyčiau aš, vienas dalykas karo vado, karininko, karininko biografiją, iš kitos pusės jisai mėgino karą teoretizuoti. O karo teoretizavimo pastanga gimė iš to, kad pirmas dalykas, jisai gyveno kaitos periode, toliau antras dalykas, aišku, jisai žavėjosi apšvietos epochos autoriais ir čia, aišku, mėgino kopijuoti, arba jam įtaką darė ir Kantas su praktinio proto kritika, toliau Montesquieu apie įstatymų dvasią ir jisai mėgino abstrahuotis nuo konkrečiaus karinės kompanijos ir mėginti pakalbėti apie karą kaip reiškinį jį subendrinant. Ir čia yra svarbi mintis, dar man atrodo tai, kad iki tol apie karą yra rašyta tikrai nemažai, net ir jo globėjas Berlyne, reiškiasi generolas Bülovas, vokiečių generolas Bülovas irgi yra parašęs, reiškiasi, patarimus karininkui ir taip toliau, bet nei vienas iš turbūt tų karybos autorių iki jo ir po jo nebegėjo šitaip, vadinkim taip, pažvelgti į karo reiškinį. Ir jisai, man atrodo, svarbus iki šių dienų. Jis kalba apie, jis ištarė tą garsėją tezę apie karą kaip politikos pratęsimą kitais būdais. Ką mes apie tai turėtume žinoti ir galbūt kažkokius pabandytum paskleisti, nežinau, ar reikia praskleisti mitus kokius, ką reikia žinoti apie šitą ištarą, ką jis daugiau pasako Clausewicas apie tą santykį tarp karo ir politikos ir karo. Aš manau, kad jeigu kalbant taip banaliai ir labai stereotipiškai, tai Clausewicas yra laikomas pirma tezė karo teoretiku, antra tezė, nors buvo labai geras karo praktikas, ir antra tezė, kad karas yra politikos tąsa kitomis priemonėmis. Jeigu taip žiūrint tiesioginį vertimą, tai ten parašyta, karas yra tik politikos tąsa kitomis priemonės. Ką reiškia tas mažas žodelis tik, yra sudėtinga labai pasakyti. Bet Clausewicas, kalbėdamas apie politiką, jisai suvokė, kad karas pirmiausia kyla iš politikos. Tai yra, reiškiasi, karo motyvas yra politinis ir tai yra rimta priemonė rimtam politiniam tikslui pasiekti. Ir galvodamas apie karą, reiškiasi, apie karą ir politiką, jisai nededa labai ryškios skirties, kuri įsigalėjo, man atrodo, 20-ame amžiuje, kad egzistuoja, reiškiasi, karinės priemonės ir diplomatinės priemonės, arba kariškių laukas ir diplomatų kažkoks tai laukas. Clausewitzo tezė yra ta, kad karas ir yra politika, tik tai jinai vykdoma kitokiu būdu ir jos santykis su politiniu karo tikslu yra kintantis. Reiškiasi, nuo to momento, kada valstybės eina į karą, jos turi suvokti tam tikrą nesukontroliuojamumo aspektą ir kad karo eiga veiks valstybių politiką. Nors kada mes kalbame, šiandien dienai yra įprasta kalbėti apie karo kompanijas, dažniausiai yra kalbama iš tokios perspektyvos, kad, žiūrėkit, yra politinis tikslas, po to seka ginkluotosios pajėgos ir tada ginkluotųjų pajėgų dydis, apginklavimas, vietovė, panaudojimo momentas, tarsi sumažina, gali mums pabrėžti didesnę tokią tikimybę tarp politinio tikslo, sėkmingos pabaigos, tikimybę su pradžia. Tai čia, man atrodo, yra tokia labai svarbi tezė. Bet jeigu kalbant bendrai apie karą, čia turbūt, jeigu karas yra ne tik politikos tąsa, tada reikia pradėti kalbėti, kas tada yra Clausewitzui karas. Va čia, man atrodo, yra svarbus momentas. Ir tada Clausewicas apibrėžia karą per dvi tokias savybės. Pirmoji savybė tai yra prievarta, tai yra smurto aktas. Ir jeigu mes eliminuojam smurtą, tai tada vadinasi, jeigu mes eliminuojam iš karo smurtą, tai karas netenka savo esmės. Ir tada antrasis elementas tai yra politiškumas. Tai politiškumas ir smurtas. Arba prievartos naudojimas politiniam tikslui pasiekti. Tai va ir ateinam. Dabar jeigu toliau, mėginant sekti toliau šitomis mintimis, tai Clausewitzui karas yra, jisai labai paprasta pateikia tokia, reiškiasi, labai paprasta pavyzdžių naudojasi, kad karas tai yra dviejų imtynininkų kova, kurioje abudu imtynininkai nori vienodai nugalėti ir iš tų imtynininkų kovoje egzistuoja ribinis jėgų įtempimas. Reiškiasi, ribinis jėgų įtempimas, reikia suvokti tai, kad neegzistuoja jokia riba, kuri
jokia jėgos riba, kurie turėtų būti panaudota kare, kadangi norėdamas atsverti priešininko pajėgumą, tu turi tą ribą vis nustumti ir šio požiūriu egzistuoja kare kraštutinė jėgų įtampa. Tai tai yra dviejų imtynininkų kova, o tos kovos pagrindinis tikslas priversti priešininką vykdyti tavo valią. Čia gana aiški tokia tezė ir šiandien dienai yra naudojama ir tai reiškia, kad oponentą reikia įstumti pagal Clausewicą į tokią poziciją, kurioje karo tęsimas jam būtų didesnė blogybė nei taika. Gerai. Dar aš atsiprašau, dar tada prieisiu, čia vis tiek šiandien visuomenė gal daug domisi. Tai svarbus yra elementai. Tai greta dar kas yra Clausewitzo prie tokių nekintančių dalykų, kaip jisai vaizduoja karą. Reiškia, yra kelios tokios svarbios labai savokos. Tai yra frikcija arba trimtis. Tada antras elementas šansas ir trečias yra karo genijus. Reiškia, šitų trijų tokių elementų žaismas yra karo vyksmo esmė. Bet čia jisai labai jau kalba turbūt apie mūšį, kadangi mūšis yra karo elementas, sudedamoji dalis. Ir reiškia, pirmoji savoka yra frikcija arba trintis. Trintis gimsta iš dviejų kariuomenių fizinio susidūrimo ir yra, pavyzdžiui, sąlygojama gamtos, vietovės, orų sąlygų ir lygiai taip pat įvairių, reiškia, elementų, kurie gali įtakoti kariuomenės. Tai tiek pyktis, tiek priešiškumo jausmas, tiek alkis, tiek bet kas. Reiškia, šita trintis, jinai pirmiausia ką padaro? Jinai padaro tai, kad kare nėra tikrumo. Kažkuria prasme, čia į tą rūką gana visuomenė... Neprognozuojamumo, arba visuomenė dažnai įsivaizduoja karo rūkas. Tai rūkas gimsta iš frikcijos, čia Clausewitzo, kur ten kiekvienas, tarkim, nurodymas, kiekvienas įsakymas kare, jisai visada yra rūke, niekada nėra tobulo situacijos supratimo ir taip toliau. Tas gimdo frikciją. Bet frikcijoje yra šansas. Šansas arba sėkmė. Ir gebėjimas reiškia išnaudoti tą šansą ir turi vesti į pergalę. Tai čia kitą turime irgi nūdienos diskurso žodį – momentumas. Dažnai visuomenė pradėjo naudoti. Tai reiškia mėginimas vystyti sėkmę ir situacijos perlaužimas yra būtent tas momentumas. Ir tada trečias elementas – šitoje erdvėje veikia karo genijus, kuris savo valia gali veikti visas sąlygas ir jisai turi šansą sėkmiai. Tai toks... Tai čia, pavyzdžiui, momentumą, tai tu referuoji, tarkim, tokį populiarų kalbėjimą, nebūtinai neteisingą kalbėjimą, tarkim, kad, pavyzdžiui, Ukraina kare su Rusija turėjo momentumą 22 metų ten rugsėjį, kai Chersonas buvo atsimtas ir ten dabar, pavyzdžiui, yra irgi tokia visai populiari perspektyva, kad tarsi jeigu tuo metu būtų amerikiečiai ir vokiečiai būtų ten visą ginkluotą davę taurusų, tai kada ten galėjo būti persilaužimas. Čia mes kalbam apie tam tikrą šansą, ar ne? Momentumas yra tas taškas, kuriame įvyksta persilaužimas. Čia labai gerai pasakyti. O karo genijus? O karo genijus tai yra karvedys. Čia Clausewicas rašo tada, kada neegzistuoja kariniai štabai. Čia tą reikia suvokti. Taip. Ir Clausewitzo metodas, jis vis tiek atsiremia stipriai į istorinį metodą. Jisai yra išanalizavęs apie 300 kautynių ir mūšių nuo 16 iki 19 amžiaus pradžios. Ir reiškia, tuo metu viskas remiasi karo talentu. Ir reiškia, ir šiuo atveju labai daug kas priklauso nuo karvedžio, nuo jo sprendimų. Ir reiškia, čia dar tada reiktų suvokti, ką laiko gerų strategų. Kokį karvedį laiko gerų strategų, arba tą karo genijų. Aišku, ten Clausewicas kartu kalba apie karo genijaus visas asmeninės savybės, kurios yra būtinos, bet reiškia, kaip stratego geriausia tokį, reiškia, geriausia stratego savybė, arba kas atskiria gerą strategą nuo blogo stratego pagal Clausewicą, tai tas, kuris labai aiškiai suvokia savo sprendimų pasiekmes. Jo, ir kuris sugeba, reiškia, toje nežinomoje rasti sprendimus su teisingom pasiekmėm einant į tikslą. Gerai, gal judėkim toliau. Kiek Clausewitzo mintis ir jo įtaka buvo iš esmės svarbi per visą tolimesnę, sakykime, karo teorijos raidą. Ir galbūt ir čia mes ar galim dar paminėti keletą kokių vardų pavardžių iš karo teorijos, kaip pavyzdžiui, Alfredą Meiheną ar Lidlį Hartą jau 20 amžiaus. Taip aš gal pasakysiu, Clausewicas iki tol apie karą buvo rašoma, apie karą rašyta kaip tam tikrą instrumentą, kaip politikos vykdymo priemonę. Čia galima Makiavelį tą patį imti, taip, kaip vieną iš valdovo veiklos, sakykime, sferų. Clausewicas padarė karą centru. Tai yra centrinė, reiškia, viso ko idėja.
ne kažkokios tai dalies, ne kažkokios tai didesnio reiškinio dalimi. Aišku, rašydamas apie savokas, jis galvoja apie reiškiasi, politika tai jam yra tam tikros sąlygos karo, kurioje jisai vyksta, kad jis nėra izoliuotas veiksmas. Ir tada autoriai po to, Tairis Machanas arba britų mąstytojai Lydelis Hartas arba taip toliau, aš galvoju, kad jie nepaisant to, kad remiasi istoriniu metodu, mėgindami išgryninti principus. Ir čia aišku yra labai svarbus britų mąstytojai, tai Lydelis Hartas arba JFC Fülleris su manevrinio karo idėjomis, bet jie vis dėlto negeba abstraktaus mąstymo lygyje, jie tiek nepakyla. Jie vis tiek viską suveda į reiškiasi teorinius pamatus. Bet koks yra svarbus momentas? Dabar jeigu mes kalbame iš šių dienų perspektyvoje, taip, tai Clausewicas pirmasis kalba apie tikslą ir priemonės kare. Nu tai reiškiasi, jeigu mes šiandien dienos perspektyvoje kalbame, tai yra labai aišku, kad karas yra priemonė politinio tikslo siekiai. Tai čia vėl yra Clausewico mintis. Dabar toliau, jeigu apibūdinant pagrindinės karo formas, vis tiek jas puolimai ir gynybas, taip, jisai konceptualizavo lygiai taip pat Clausewicas. Toliau, jeigu tarkime imti Theo Machaną, taip, galvodamas apie jūrinės teorijas, jisai atsiremia į Clausewico idėją apie lemiamą mūšį. Reiškiasi, kad priešo kariuomenė turi būti sutriuškinta lemiamą mūšyje. Ir reiškiasi, čia reikia suvokti tam tikrą skirti, kad Clausewicas savo išvadas daro iš esmės į sausumos kompanijų, tuo tarpu Machanas kalba apie jūrą. Ir čia skirtumas yra toksai, kad jūros tu negali valdyti visumoje. Reiškiasi, tu gali tik tai kontroliuoti komunikacinius kelius, valstybės gali kontroliuoti pagrindinės susisiekimo linijas komunikacinius karus. Ir dabar vėl ant pagrindinių komunikacijos linijų, tarkim, vidurio rytuose turime grėsmę ir tai veikia prekybą. Sueco kanalas, Hormūzo sąsiauris. Taip, Strait of Malaka, čia, atsiprašau, Malakos sąsiauris, taip čia visi kalba. Tai reiškiasi, Machanas lygiai tą pačią mintį persikelia. Jisai persikelia tą mintį, kad priešininko laivynas gali būti sumuštas, o to pasiekmė yra dominavimas arba valdymas komunikacinėse linijose. Dabar jeigu apie Julianą Dohetą galvojant, Julianas Dohetas, jisai vystė, čia Julio Dohetas, tai yra italų mąstytojas, kuris pirmasis iškėlė strateginio bombardavimo idėją. Jisai lygiai taip pat, mąstydamas apie karo aplinką, šiuo atveju mąsto apie oro erdvę kaip apie jūrą. Ir čia reiškiasi, netgi savokose tas yra užkoduota aeronautika, oro laivynas, tiesioginė mąstymo sąsaja. Ir tada, reiškiasi, jisai lygiai taip pat galvoja, bombardavimo tikslų svarbiausių laiko tautos valios arba priešo valios priešintis palaužimą. Tai reiškiasi, čia irgi Clausewicas buvo pirmasis, kuris kalbėjo apie būtent tas moralinės jėgas, apie priešiškumo jausmą. Karas turi kilti iš priešiškumo jausmo. Ir tas moralinės jėgas jisai labai svarbių ir mūšio faktoriumi laikė ir apskritai karo faktoriumi. Tai čia Julianas Dohetas galima išvelgti į tai, kad jisai atsiremia, kad bombardavimas gali palaužti priešininko valią ir tu turi bombarduoti civilius. Tai čia tokių atmainų galime labai daug, man atrodo, Clausewicų ras. Ir aš galvoju, jeigu kalbant apie karo veiksmus, tai juk pergalė kare vis tiek yra, iki šių dienų yra stovinti ant Clausewico tezių. Gal dar vieno svarbaus dalyko galvoju, čia nepasakiau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, tai pirmiausia apie karas, tai yra politikos tąsa. Clausewicas nėra originalus šitoje mintyje. Šita mintis buvo žinoma jau ir iš anksčiau, tik tai jisai mėgino jinai svarbi yra tai, kad jisai konceptualizavo ir sujungė į karo, vadinkim taip, galvodamas davė tokį pilnavertį įvedimą į karo tokias sąlygas, kuriame jisai vyksta. Jeigu mes žiūrime šiandieninį karą Ukrainoje, jau gal net ne tiek to tokių visiškai karo tikslų aspektų, kuriuos tu įvardijai Clausewitzo šviesoje, bet jeigu tiesiog žiūrėtume pro tam tikrus karo teorijos sakinius, ką mes galėtume pasakyti, pavyzdžiui, apie, ar dar vis aktualios yra tokios savokos kaip ten blitzkrygas, kuris yra labai, žinomas, tiesiog turbūt visi žino, kas yra karas blitzkrygas, net ir nežinodami, ką vokiškai tai reiškia, ar tas war of attrition, ar nežinomas, aišku, Pirmo pasaulinio karo kontekstuose, ar tarkim, grįžtant prie Clausewitzo absoliutaus karo, tas irgi koncepcija. Ką mes galėtume taip pat pasakyti, ką nors protingo apie karą Ukrainoje?
Rusijos karą prieš Ukrainą, tiksliau. Rusijos agresiją prieš Taip. Ukrainą. Gal taip reiktų. Aš galvoju, yra labai toks svarbi mintis, kuria man labai klauzeviciškai skamba. Galima labai dažnai girdėti, ypatingai vakarų žvalgybos institucijos, kurios teikia įvairią informaciją visuomeniai. Kas aišku yra naujas žanras apskritai. Bet jie labai dažnai sako, ir ypatingai vakarų generalitetas sako, kad Rusijos pajėgų progresas yra labai menkas. Ir aš mėgindamas galvoti, mėgindamas rasti šito galvojimo priežastis, atsiremiu į Klauzevicą. Man atrodo, Klauzevicas tą paaiškina. Klauzevicas svarbiausių karinių pajėgų tikslų laiko priešo karinių pajėgų sutriuškinimą, bet ne vietovės užėmimą. Tuo tarpu, kada mes kalbame apie Ukrainą, dažniausiai kalbame apie okupuotas teritorijas. Ir kiek pasislinko viena ar kita pusė, kokį kaimą užėmė, kiek reiškiasi kontakto linija pajudėjo vieną ar į kitą pusę. Tai iš Klauzevico perspektyvos, jeigu vertintume, pirmas dalykas karinių pajėgų yra priešo karinių pajėgų sutriuškinimas. Antras elementas tai yra tik tai tada kalbama apie teritorijos užėmimą. Teritorijos užėmimas yra reikalingas tik tai tiek, kad tu galėtum sutriuškinti priešo pajėgas, o po to yra reikalinga pilna teritorijos okupacija, kadangi iš to gali kilti pasipriešinimas. Kitaip tariant, partizaniniai veiksmai, landšturmas, kaip jisai kalba, va tas, čia aišku jisai atsiremia į Tirolio pavyzdį, to laikotarpio, ne į Ispanijos, man atrodo. Tai va čia toks tiesioginis, man atrodo, yra šitas. Ir tada, bet kokiu atveju, jeigu mes mėginame svarstyti vienos arba kitos pusės perspektyvas kare, tai turėtų vesti į tam tikrą padėtį, kurioje vienai arba kitai kariuomeniai turėtų būti karo tęsimas didesnis blogis negu taikos pasirašymai. Tai man atrodo, čia vertinant, tarkim, kadangi turbūt Ukrainos karų yra scenarijai 3 ir esmingi, viena pusė sutriuškina kitą pusę ir atvirkščiai arba kažkur tai esame viduryje, kaip dabar, tai man atrodo Klauzevicas visą tai... Čia šiaip tai labai įdomu ir nauja, ką pasakėjai. Viskas skamba labai logiška. Kitaip tariant, jeigu mes truputį, kaip sakant, suprantam pro mūsų vakarietiškus klauzeviciškus šią prasme, atvirkščiai ne klauzeviškoje sampratą, ar ne, o Rusija gali sėkmę ar nesėkmę šitiniam kare traktuoti pagal ne užimtas teritorijas, o pagal tai, pavyzdžiui, labai paprastai tariant, kiek yra nužudyta ukrainiečių karių, kurių mes, aišku, kaip sakant, to objektyvaus skaičio, tiesą sakant, ir negalim pasakyti. Ir šia prasme Rusija gali tai interpretuoti kaip žymiai didesnė sėkmė, negu mes interpretuojam Rusijos progresą kare, ar ne? Jo, čia, ta prasme, man atrodo, kad jeigu mes kalbame apie žuvusius karius, čia yra pasiekmes karinių operacijų arba veiksmų. Taip. O operacijos turi būti nukreiptos pirmiausia į priešo karinių pajėgų sutriuškinimą. Ir iš to mes turime, reiškiasi, galvoti apie kontakto liniją Ukrainoje, kiek Rusija turi potencialo tas pajėgas sutriuškinti. Čia aš jokių būdų nemėginu kažkaip tai sakyti, kad jokių būdų, kad ten civilių žudymas yra pateisinamas arba jis yra nesvarbus. Taip. Bet jeigu mes mėgindami analizuoti karą, mes vis tiek turime kalbėti apie jo atskirus elementus. Klauzevicas jis ir kalba, kad pavieniai elementai sudaro visumą. Ir jis tos elementus gražiai išdėlioja, išskaito. Tai va aš mąstydamas apie tos veiksmus, pirmiausia, į tai ir suvedu, kad pirmiausias ir pagrindinis karinių pajėgų tikslas yra sutriuškinti priešo pajėgas. Ir tada, kada yra kalbama ten apie kažkokius giliuosius smūgius, čia yra viskas pavieniai elementai. Viskas yra pavieniai elementai, galbūt yra tai ir tam tikros, kaip čia dabar įprasta, strateginės komunikacijos dalis, karo įvaizdžio formavimo dalis, kuris sistemingai yra formuojamas abiejų kariaujančių pusių ir valstybių vidaus politikų, aišku, politikos, tai čia skirtingi dalykai. Dabar dar gal vienas toks, kalbant apie karą Ukrainoje. Jo, jeigu kalbant apie karą, reiškiasi Ukrainoje, vis dėlto tas elementas, jeigu Klauzevicas kalba apie karą kaip rūką. Karą kaip rūpą, netikrumą dėl padėties, nežinojimą, išrašo jisai žvalgybos, kokia yra funkcija ir taip toliau. Tai vis dėlto mes vis tiek turime įvertinti šitą faktorių dabartinėme kare, tai tam tikrą mūšio lauko perigimumo faktorių dėl elektroninių sensorių, prietaisų ir taip toliau. Ir vat šitoje vietoje panašu, kad atvirkščiai, jeigu Klauzevicas mąstydamas apie karo vadą, jisai tarsi daro tokią prielaidą, kad karo vadas visada veikia informacijos trūkumo erdvėje, tai man atrodo, va šiuo metu yra turbūt, kad atvirkščiai.
Paradoksaliai mes labai daug žinome apie karą. Informacijos perteklio. Jo, taip, paradoksaliai mes žinome daug labai nestruktūruotos informacijos, bet čia bendrai turbūt irgi šių laikų tokia jėga. Ir dar grįžtant prie tų visų teritorijų, galvoju, čia vis tiek, jeigu mes dažniausiai turbūt suvokiame karo tikslą per išraišką kaip užimtą teritoriją. Taip. Bet neokupuotas valstybės, padarytus ten kažkokius politinius pertvarkymus ar taip toliau. Tai čia, man atrodo, yra tokia problema. Na, ir tada jau kaip į antrą pokalbio pusę, jeigu nusileistume į Lietuvą, gal paskutiniai du dalykai. Ką mes galėtume pasakyti apie, Klauzevico įtaką, vadinkim, lietuviškai kariniai minčiai, tiek tarpukariu, tiek po atkurtos nepriklausomybės. Minčiai gal čia per daug skambiai pasakyta, minčiai tarsi, kad mes Lietuva turėtų kažkokią atskirą savo karo mokyklą, tą tokią plačiąją prasme, ar ne? Bet iš esmės, karininkai jie be abejo, kad studijuoja, mokėsi ir tarpukariu, kaip suprantu, ir po nepriklausomybės. Klauzevicas buvo tebėra aktualus, ar ne? Jo, nors stebint Klauzevico vertimų istoriją, galima akivaizdžiai matyti, kad Klauzevicas yra išverčiamas tada, kada vyksta didieji konfliktai. Aha. Pirmas, antras pasaulinis karai. Tai turbūt tam tikrą prasme rodo ne tik visuomenės susidomėjimą karų, bet gal ir kažkokį nerimą kartu parodo. Tam tikras domėjimasis arba siekis pažinti tą reiškinį. O jeigu kalbant apie tarpukario Lietuvą, tai tarpukario Lietuvoje nebuvo Klauzevicas išverstas ir beje, jisai gana dažnai buvo laikomas kaip toks aktyvenęs ir neaktualus autorius. Nors Lietuvos kariuomenės du svarbiausi žmonės, aišku, mokėsi Vokietijoje. Čia pirmiausia apie Kubiliūną ir Raštikį kalbu, bet aišku, tuo metu Vokietija yra po Versalio sankcijomis ir ten tas karinis mokymas vis tiek nėra pilnavertis. Tai galbūt labiau tokia prancūziškosios idėjos Lietuvoje dominavo labiau nei tos vokiškosios ir tas vokiškos natūraliai buvo pastumtas. Bet čia toks tik tai mano labiau galvočiau svarstymas iš tokio bendro lauko. Dabartinis, tai man atrodo, kad čia nesudėtinga. Ar atsivertus doktriną, kas yra laikoma pergalė, ar kas laimėjimu, tai yra vis tiek atsiremama į Klauzevico pagrindinės idėjas. Pagrindinės idėjas. Tai prasme, kad jis vis tiek yra kanono, karinės karo teorijos kanono sudedamoji ir pagrindinė dalis. Neapeinamas autorius, man atrodo, neapeinamas autorius. Ja. Na gerai, ir paskutinis klausimas jau tikrai atsiribojant nuo Klauzevico, bet galbūt, aišku, tu esi laisvas svarstyti ir Klauzevico šviesoje apie tai. Bendrai apie dabartinę mūsų tas viešojo erdvėje diskusijas dėl to, kaip turėtų atrodyti čia ta mūsų gynybos, net ne politika, sakyčiau, labiau tokia iki tam tikrų pirkimų realiai žmonės diskutuoja ir rašo nuomonių straipsnius ir viską kitką. Tai yra, klausimas toks, matant tai, kaip revoliucingai prieš mūsų akis keičiasi karo technologijos, pats tai pripažinai ar ne, su karo skaidrumu. Ar Lietuva tikrai eina išmintingų kelių šiandien kurdama tą taip vadinamą sunkią diviziją, nežinau, ar tai iki galo tai teisinga savoka, paremta pirmiausia tankų galia, ir ne, supranti, į kurį čia diskusijos, viešosios erdvės diskusijos tašką aš referuoju apie tą. Reikia ar nereikia tų tankų ir panašiai. Ką manytum? Gerai, aš pirmiausia sureaguosiu į žodį revoliucingas. Aš nevadinau revoliucinga, o be to, jeigu kalbant apie karo revoliuciją, tai karo revoliucija keičia kaip minimum 3 elementus. Tai kariavimo idėjas, technologijas ir struktūras. Ir šitoje vietoje Ukrainos karas nėra pasibaigęs, kad mes galėtume kažkokią apibrėžti stabiliau fiksuotą tašką, kuriame ta struktūra jau nustoja kisti arba nekinta taip, kaip kinta karo metu, taip greitai. Čia aš turiu pirmiausia droninę karybą, bet dar ką mes turime irgi užakcentuoti, istoriškai oro erdvė kinta labiausiai kare. Jin turi didžiausią kintamumą. Jokia kita yra gana stabilesnė. Tai čia aš dėl to revoliuciškumo, nenoriu sakyti revoliuciškumas, nes tas revoliuciškumas tada tęsiasi nuo 1990-1991. O gal net ir nuo Vietnamo karo pabaigos, kuomet JAV mėgina persvarstyti kariavimo koncepcijas ir galvoti, kokia ta kariuomenė turi būti ateityje, atsispiriant į paskutinius dešimtmečius 20 amžiaus. Bet galvojant apie šios dienos turbūt realijas, tai vis tiek esu istorikas ir turėčiau atsižvelgti labiau į istorinę tokią argumentaciją. Tai čia man atrodo, kad mūsų regione, turint omenyje mūsų ekonominį išsivystymą, kuris nėra pats pajėgiausias galvojant apie karinių technologijų įsigijimą,
ir niekada nebuvo pats pajėgiausias, labai didelį vaidmenį vaidino paramilitarinės struktūros ir visuomenės įsitraukimas į karą. Jis yra istoriškai svarbus. Tiek Šaulių sąjunga, tiek, tarkim, galime imti mūsų labai mėgstamą kažkuria prasme tautos traumą reprezentuojantį Suomijos karą, kaip žiemos karą, Suomijos Sovietų sąjungos karą, kaip pasipriešinimo karą. Tai ta, man atrodo, visuomenės gebėjimas gintis, tai, kas turbūt šiandienai dažnai vadinama atsparumo savoka, yra labai reikšmingas. Bet iš kitos pusės aš irgi turiu pasakyti, kad mes gana dažnai supaprastinam reiškinius, mėgindami tą įsitraukimą visuomenės pavaizduoti per kažkokius tokius tautinės vienybės, pasišventimo, patriotizmo šūkius. Vis dėlto, studijuojant, tarkim, tarpukario Lietuvą, atsiminimuose karių, kareivių, yra labai aišku, kad bet kokios karo patirtis yra traumatinės. Ir čia tas pasirinkimas yra daug sunkesnis, nei mes kartais galime įsivaizduoti. Tai čia, man atrodo, turėtume daug rimčiau šitus dalykus svarstyti. O galvojant iš turbūt politikos sprendėjų priėmimo pusės, ar iš tų, kas tą kariuomenę turbūt formuoja, mėgina įsivaizduoti, tai man atrodo, mes vis tiek esame didelio svarbaus, kol kas dar esame didelio ir svarbaus NATO karinio bloko dalimi ir mes vis tiek turėtume mėginti savo kariuomenėje turėti tam tikrą labai gerą santykį tarp to, kas yra gerai veikia ir ant ko stovi turbūt kariavimo idėjos NATO valstybių ir tarp to, kas atsiranda nauja. Ir čia vis tiek reiktų siekti kažkokio tai naujausios karinės idėjos ir patirties siekimo, siekiant užtikrinti pasiteisinusius pajėgumus. Ir tada, man atrodo, tos kariuomenės yra toksai, manyčiau, kad būtų teisingas toksai santykis. Ir aš galvoju, kad dažnu atveju, kada mes diskutuojame apie pavienius fragmentus, baigiant Kaliningrado koridoriais, tankais ar dronais, ar tai mes diskutuojame apie fragmentinius elementus ne visuminėme vaizdinyje. Ir kada nematome visumos, tada mes negalim normaliai diskutuoti. Nes nelabai aišku, kaip tie pavieniai elementai sąveikauja su kitomis, kažkaip yra suintegruoti ir matomi bendrai. Tai čia galvoju tą. Ir dar kitas turbūt yra dalykas, aišku, nepaslaptis, yra gynybos finansavimas. Ekonomikos funkcionavimas karo metu čia yra kita turbūt didžiulė tema, bet aš vis dėlto būčiau toje pusėje, kad visuomenė turėtų aiškiau žinoti, kas, kaip ir kodėl yra įsigyjama. Kadangi šiuo atveju, man atrodo, valstybės kontraktas su visuomenė yra labai svarbus. Tiek dėl finansavimo proporcijos, tiek dėl visuotinio karinio šaukimo, dėl daugelio dalykų. Kitaip tariant, kad valstybė turėtų visuomenę kaip legitimiai patvirtinusią, kad jinai gali leisti pinigus ten, kur... Manyčiau, kad mes kaip valstybė turėtume eiti labiau argumentuoto kalbėjimo kryptimi. Gerai, Kęstuti, labai ačiū, kad atvykai į mūsų studiją. Primenu, kad jūs klausytės Dešinio proto tinklalaidės. Šiandien kalbėjome su karo istoriku, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentu Kęstučiu Kilinsku. Taip pat mūsų klausytojus raginu sekti mūsų tinklalaidę YouTube ir Spotify platformose. Jūsų siekimas padeda mums auginti auditoriją. Ačiū, iki susiklausymo. Ačiū labai.